Labadiena, aš Eglė Pavydė ir su jumis asociacijos lyderė tinklalaidė Lyderystė. Ir šiandien su mumis yra TMD Partners vadovas ir konsultantas ir mūsų asociacijos lyderė valdybos narys Deividas Rafanavičius. Labas, Deividai. Labadiena, Eglė. Labadiena tie, kas žiūrėsite. Malonu, kad radai laiko ir Deividai, aš norėčiau pradėti nuo to ir kad aptartume truputį tavo karjerą ir kaip tu atsiradai ten, kur esi dabar, kaip atsirado tavo įmonė, kuriai tu vadovauji, jeigu gali pasidalink savo keliu. Viskas labai susiję, toks vis tiek mūsų asociacija yra asociacija kaip nevyriausybinė organizacija, o aš savo žinau, kad mano visa profesinė ir karjera ir kelionė prasidėjo nuo nevyriausybinio organizacijų. Aš ateinu iš tų laikų, kada kūrėsi moksleivių sąjungos, jaunimo organizacijos, kas reiškia, kad juose veikiant vis tiek būdavo ta tokia dalis, kur daliniesi, vedi mokymus, rašai paraiškas, gauni finansavimą tais vaikais ir taip mano kelyje viskas dėliojasi, kad iš jaunimo organizacijų į suaugusių žmonių nevyriausybinės organizacijas, iš nevyriausybinio organizacijų į verslą, į tuometinio universiteto ISM biznio mokymo centrą ir tada jau iš tenais taip gavosi, kad su tam tikra grupė žmonių mes įkūrėme TMD Partners. Tai aš taip savo žinau, kad nevyriausybinis sektorius man svarbus, aš jame pradėjau savo profesinį kelią. Ir tada toks jau būnant tam versle vis tiek viena akim, taip, o kur čia maisto bankas, o kur čia kitos organizacijos, o kas čia ką gero daro, o kur savo tam tikrą valandų skaičių atiduoti. Ir taip pakviestam arba tam paprašytam arba dar kažkaip atrodė, kad labai prasminga vieta, prasminga veikla, geri žmonės, su kuriais galima gerus dalykus padaryti. Tai. Papasakok truputį apie savo įmonę, ką jūs veikiat ir kas yra jūsų fokuso taškai. Tai mes esame mokymų, tyrimų, renginių ir konsultacijų įmonė, kas reiškia, kad tada, kada žmonės pabaigia savo kokias nors studijas akademinės institucijos ir ateina į realią darbo rinką, tai jie atranda, kad toje realioje darbo rinkoje yra tam tikri dalykai, kuriuos reikia mokėti. Ar aptarnauti klientus, ar vadovauti žmonėm, ar daryti pardavimus, ar dėrėtis, ar planuoti laiką. Tai mes esame tie, kurie sutinkame įmonių darbuotojus, mes esame B2B sektoriaus įmonė, kas reiškia, kad mūsų klientas visada yra tas, pas ką dirbo darbuotojai ir kas nori tos darbuotojus darbo vietoje ugdyti, mokinti, dažniausiai mes taip vadiname tų minkštų įgūdžių, kas būtų arba kontaktas su kitais bendradarbiais per bendradarbiavimą, per interesų derinimą, vienas kito pažinimą, ar kontaktas tarp organizacijos žmogaus ir klientų, pardavimo aptarnavimo dėrybos, ar kontaktas tarp vadovo ir tų žmonių, kurie yra to žmogaus komandoje. Tai jeigu, taip sakyt, didžioji dalis mūsų verslo pajamų ateina iš mokymų veiklos, tada antra sekanti yra tyrimų dalis, nes šiaip norisi turėti tam tikrą tokį gal pamatą arba bazę, kad mes atiduodame turinį ne dėl to, kad pašnekėjom, išgirdom, bet dėl to, kad turime analitiką, turime duomenis, tos duomenis galime analizuoti. Kas reiškia, kad tai dažniausiai yra arba darbuotojų įsitraukimo tyrimai, arba tada komandos efektyvumo tyrimai, arba vadovų kompetencijų vertinimas per 360 laipsnių tyrimą arba metodą. Nedidelė dalis mūsų veiklos yra su renginiais, nes kartais klientai sako, tai darot mokymus, galite renginį padaryti, tai kaip ir ne pagrindinė mūsų veikla toli gražu, bet galim. Ir paskutiniu metu mes taip labai aiškiai pamatę esame, kad daug yra šnekų arba tokio, gal kažkaip net ir tokio, nežinau, emocinio fono yra su Pabaltiju. Mes suprantam, kad tada, kada atgavom nepriklausomybę, tai vis tiek šalimais mes buvom Lietuva, Latvija ir Estija, tada Baltijos kelias ir taip toliau panašiai. Ir keistas gal reikalas, bet mes iki šiol neturime tokios nei vienos tikros rimtos Baltikinės, Pabaltijo mokymų įmonės. Ir tada tais 22 metais kažkaip priėmėm sprendimą, kad, tuomet pasidarykime taip, kad TMD Partners būtų Lietuva, Latvija ir Estija ir kad tos organizacijos, kurios sako, kad mes turim Baltikinę struktūrą, galėtų turėti partnerį, kuris tuomet gali atliepti tų organizacijų turinį vietiniam kalbom Lietuvoje lietuviškai, Latvijoje latviškai, Estijoje estiškai. Tai aš galiu tai pasakyti, kad Baltijos vienybė skamba kaip labai gražus reikalas. Dabar aiškiai suprantu, aš suprantu po tų 3 metų, kodėl tenais ta rinka jinai nėra taip pat pilna, nes tikrai nepaprasta. Kad turėti turinį, kuris gimsta žmonių galvose, turėti turinį, kuris taip dažnai yra komunikuojamas, tiek taip viešą
eterį arba dėmesį mėgstančių žmonių tarpe ir tada derintis, kad tas, kas yra daroma Latvijoje, būtų padaryta vienodai Lietuvoje, kas Lietuvoje daroma būtų vienodai padaryta Estijoje, nu taip yra reikalų. Tai tikslas labai aiškus, kryptis labai aiški, bet tikrai sekasi ne taip paprasta, kaip gal norėtųsi, kad būtų. Ir šiaip logika labai aiški, nes tikrai yra pilna įmonių, kurios veikia tas tikrai. Tai toks, nu va čia gal ta tokia dalis, dėl ko nepasiduodam arba dėl ko neatsitraukiam, nes tikrai iš klientų mes gaunam tą grįžtamą ryšį. Kaip gerai, kad esat, nes tada vietoj to, kad šnekėt 3 kartus atskirose šalyse ir turėti 3 skirtingus tiekėjus, galima šnekėti su jumis vienais ir tada jūs jau šnekate su tais skirtingais žmonėmis. Nu, tai toks, tai tikrai taip. O tu mokymų industrijoje, tai pavadinkime, esi tikrai jau ilgą laiką ir kaip tau atrodo, kaip jinai keičiasi, kaip keičiasi įmonių galbūt kultūra, kaip jie nori tų mokymų, kaip jie tos mokymus priima ir galbūt kiek investuoja į tos savo darbuotojus. Ar tos investicijos auga, ar jos dabar yra pasiekę kažkaip plato fazę ir yra maždaug panašus lygis? Čia matyt, kad galim įsitaisyti patogiai ir susitarti, kad šita laida užtruks ilgiau negu valandą, nes jo, taip matyt, kad per tos 20 metų, nu, visai lieko kokių nors tokių etapų, kur aš taip galiu sakyti, kad sugrįžtant į tos 2000-osius ar ten 2002 ar 2003, tai nėra jokių didelių paslapčių. Vis tiek mūsų ta veiklos sritis startavo taip, iš turbūt 2 krypčių. Ne, o tos įmonės, kurios kūrėsi tuo metu, tai jos dažniausiai turėdavo arba psichologą arba psichologus, kurie tipo iš savo psichologinio išsilavinimo taip dalindavosi tam tikrų turinių. Viena tokia gal, nu, kaip mūsų veiklos srities įmonių grupė arba kolegų, partnerių, konkurentų. O kita tokia dalis buvo, kad vis tiek tuo metu jau buvo tarptautinių įmonių. Farmacinės tarptautinės įmonės, kokios nors pirmosios gal tos gamybinės įmonės, tam tikri atstovai ir tada tas reiškia, kad tai būdavo tos organizacijos, kurios sakydavo, mes visame pasaulyje esam ir savo žmonėm duodam, norėtume duoti ir Lietuvoje. Ir mes tada būdom tie, kad aha, gerai, o ką jūs duodat? Ir toks jausmas būdavo, kad tarsi dėka tų tarptautinių įmonių, taip pat atsirado tas turinys toks, koks jis atsirado, ar ten būtų bendradarbiavimo, ar vadovavimo, ar pardavimo, ar darybų tema. Ir tada toksai, vat vienas iš pokyčių, kuris yra, nežinau, man žemiškai, žmogiškai labai stiprus, tai pirmiausia prasiduodavo dienos formate penktadienį, šeštadienis. Nes vieną dieną atiduoda įmonė, kitą dieną žmogus atiduoda iš savęs. Tada sekančiam tokiam etape prasiduodavo, nu gerai, šeštadienį, sekmadienį, nes čia taip darbo metu tai tikrai mes nesimokinsim, arba tokia mažoji dalis. Ir dabar aš jau nustembu. Tas reiškia, kad vat, po 20 metų, jeigu toksai reikia dirbti šeštadienį auditorijai, kada paskutinį kartą tą dariau, prieš kiek laiko buvo, toksai tas reiškia, kad tikrai tai būna tokios jau nu, labai išimtinės situacijos, kad negali išimti žmonių arba dalies žmonių iš savo tiesioginio verslo, tai vat viena tokia dalis. Kita dalis, jinai labai tai bus, kaip čia gal į tą liniją arba pagal tai, kas vyksta aplinkui mus ir su mumis. Tai sveikatingumo tema, jinai labai stipriai jaučiasi man, pavyzdžiui, mano darbe, kas reiškia, kad jeigu taip nebūtų jungtos kameros ir būtų galima pasakoti apie tenais tuos, kas dedasi tarp mokymo 1 ir 2 dienos naktį, kada yra išvažiuojamasis. Ir karts nuo karto, kokie sugrįždavo dalyviai ten tos 2 dienos ryte, tai dabar totaliai priešingai. Tai reiškia, kad toksai, jeigu aš esu šalia žmonių, per kavos pertrauką, per pietus, tai ta tokia small talk dalis arba apie ką žmonės šnekasi, tai yra ne tai, kad ar tu bėgi, ar mini dviratį, ar važiuoji, ar tenais dar kažką tai darai, bet dar vienas sluoksnis gilyn. O jeigu tu mini dviratį, tai kokio, o jeigu tu medituoji, tai pagal kokią mokyklą. Ir tada, nu, visi vakariniai arba naktiniai, nu, kartais yra sumažėję dalykas. Nu, kad toksai, jeigu ten kažkas ir nutinka, tai toksai labiau būna, geras, matai, šiemet buvo toks įvykis, bet toksai būdavo, nu, tai jeigu tai būdavo beveik, kad į mėnesį koks nors nuotykis, tai dabar toks, nu, į metus. Ir matyt, kad visai lieka kokių nors tokių situacijų, kur viskas buvo fantastiškai gražiai 2004, 2005, 2006, 2007, kada viskas kyla, tenais ir augo. Mes irgi buvom ta organizacija, kuri tuo metu, būdami Lietuvoje tokie sėkmingi, kokie buvom, galvom, kad ką čia nes Lietuvoje, tai mes atsidarėm Kazakstaną, turėjom tokią pačią įmonę
6-9 metais savo matoj Kazakstane ir aš pats taip gyvendavau, galima sakyti, kokį nors turbūt 30, gal 40% laiko tenais, pusę čionais. Tada viskas krito drastiškai ir dramatiškai 2090, nes mes tikrai esame, taip, kad ir kaip skaudžiai tas beskambėtų, ne pirmo būtinumo paslauga. Tas reiškia, kad kai tik tai rinkoje kažkas vyksta, tai mes jaučiam. Toks tam tikrą prasme aš nežinau. Čia turbūt kaip su marketingo biudžetais. Visiškai. Tai mes tokie truputį net esam lakmuso gal popierėlis ir tokie kokie nors artimesni, nežinau, draugai arba partneriai, jie mūsų klausia, kokia situacija rinkoje, pagal tai, ar tenais tuomet klientai planuoja, ar užsakinėja ir kita tokia dalis, ar laikosi plano. Dėl to, kad planavimo daly tai vis tiek žmonės, organizacijos planuoja, bet tik tai būna, kad mūsų veikloje labai greitai cancelina tam tikrus dalykus, kurie yra suplanuoti. Ir vėl, ir tada matyt, kad po tų 2009, 10, 11, tai mes turėjom Lietuvoje irgi tokį didelį bumą europinių pinigų, kur buvo žmonių ugdymų arba švietimų iš ES, tai vėl taip galima sakyti, kad tas truputėlį nukreipia tą rinką, kad įmonės arba dalis įmonių mokinosi nebūtinai dėl to, kad sąmoningai tą darytų, bet dėl to, kad buvo galimybė tuo naudotis. Tada toksai būtų turbūt, kad neversliška arba neverslų nepasinaudoti. Tai vat man turbūt, kad dabartinė laikė, jeigu mes šnekam šiais metais, tai aš jau galiu sakyti, kad nebėra jokios takoskyros tarp lietuviško kapitalo arba tarptautinio, nes jeigu 20 metų atgauti, toksai būdavo labiau, kad gerai, tai gal čia yra telekomunikacijos, gal bankai, gal tarptautinio sektoriaus arba tarptautinio verslų įmonės tą darydavo, tai dabar ar lietuviškas kapitalas, ar tarptautinis, tai lygiai tiek pat. Ir matyt, kad labai gražiai į tą kelią prieš, irgi turbūt koks nors bus 10 metų, gal įstojo valstybinės įmonės arba viešo sektoriaus organizacijos, kur dabar ar čia būtų geležinkeliai, ar čia būtų Ignitis, ar tai būtų koks nors skandinaviškas bankas, tai nėra jokio skirtumo. Tų pačių dalykų, tokiom pačiom sąlygom, tokiame pačiame gylyje. Tai vat man vienas iš labai tokių gražių ir aš tikrųjų esu liudininkas to pokyčio, jeigu aš galvočiau apie valstybinės įmonės 2000, 2005 ir jų požiūrį į žmonių lavinimą arba ugdymą, auginimą, pamainumą, taip toliau ir panašiai. Ir dabar, tai aš tas, kur neleidžiu sakyti, kad pas mus Lietuvoje nesikeičia dalykai. Keičiasi ir mano akyse absoliučiai gera. Super. O yra toksai, žinai, juokas, tu tikrai jį žinosi, jau čia visiškai apie tavo darbus, kur kalbasi įmonė SEO ir CFO ir SEO sako, kas bus, jei investuosim į darbuotojus ir jie išeis, o CFO sako, kas bus, jeigu neinvestuosim ir jie liks. Tai aš norėjau paklausti, ar tu dar susidari su tokiom įmonėm, kur tu atvažiuoji ir tu matai, kad tu esi vos ne pirmas mokymų tiekėjas pas juos ir tokie, gal taip keistai nuskambės, bet tokie laukinukai mokymų prasme. Tai, taip, kad toksai taip dar tikrai nutinka. Aš turėčiau sakyti, nežinau, iš 20, 30, iš 40 ar iš 50 kartų kartas, toksai taip pat labai retai, bet nutinka. Toksai labiau jau gauti, nes atsiranda ta dalis, kur nežinau, ankstesni savininkai, nes mes vis tiek dabar irgi taip turim suprasti, kad mes esame dabartiniu metu jau toje dalyje, kur dalis įmonių yra perdodamos tame family business, vadinkime, kontekste savo sūnums arba dukroms. Tai tas reiškia, kad jeigu net anksčiau tenais tėčiui, mama ar ten senelio ar dėdė atrodė, kad tai yra toksai nevertingi dalykai, tai tose pačios įmonėse atsiradus dabartiniai tai kartai arba kitai kartai, kuri studijavo, mokinosi arba kažkur tai buvo, tai keičiasi tas požiūris. Tai vat, gal tas nutinka ten, kur regione, nežinau, netrodė, kad to verta, gal tam tikrą akimirką buvo tokia kova už išgyvenimą arba rinkos užsiėmimą, gal tai buvo tam tikri požiūriai ankstesnių savininkų, kurie yra skirtingi negu dabar. Tai nutinka, bet labai retai. Tikrai toks. Ir net gal man stipresnė kita dalis, tokia aš taip sakyčiau šitą vietą yra, kad jeigu anksčiau būdavo, kad už ką, toksai žmogus jisai papuolė tos mokymus ir jisai su tokiu klausimu už ką, tai dabar net jeigu tai yra ir pirmas kartas, tai iš to, kad vis tiek žmonės bus girdėję ten draugai, giminės, artimieji, tai toksai dar nieko nenutiko, bet pirma tokia intencija, kad fainai, kad arba kad pagaliau, arba kad dar kažkaip.
Supratau. Tavo darbė tau tenka dirbti ne tik tai su komandom ir jas mokyti, bet ir su vadovais. Ar dažnai susidari su tokiais visažiniais, žinai, aš čia viską žinau, ko tu čia mane išmokysi. Ir kaip manai, ar lengviau vadovą išmokyti lyderystės, ar gerą lyderį, kuris dar nėra lyderis, paverst vadovu? Čia viena iš mano, kaip čia, darbinės aplinkos dramų. Taip pat, jeigu kartais toks aš turiu jausmą, kad dalį žmonių gali atrodyti, kad mūsų biznis labai romantiškas. Ir tame būtų tiesos, ne dėl to, kad vienas tikrai svarbus dalykas, tai aš jaučiuosi, vienas dalykas, tai kad aš turiu labai didelę prabangą matyti skirtingų organizacijų vidų. Tai tikrai toksai, kartais gatve eidamas nepamatytum, nežinotum, ką gali pamatyti. Bet tame, nežinau, vertė arba tame grožė yra ta tokia drama, kad jeigu klausimas irgi būtų apie šitą laikmetį, tai aš sakyčiau, kad kaip niekada stipriai aš jaučiuosi savo darbe, kad sutinku žmonių, kurie labai daug žino. Ir jeigu su jais lieki tame lygmenyje, kad pasišnekam, papasakos, paaiškins, ten taip toliau ir panašiai, bet vis dar nėra mums labai lengva ir paprasta žinojimą paversti veiksmais. O aš kažkaip turiu tą tokią filosofiją, kad, vis tiek, vienaip arba kitaip mes esam versle. Jeigu versle mes esam dėl tam tikrų rezultatų, tikslų, siekių ir tada mes turim rodiklius. Mes turim pajamas, EBITDA, pelną, nežinau, klientų NPS, darbuotojų pasitenkinimą. Vis tiek mes matuojam tam tikrus dalykus, nes kaip tu negali judėti į priekį nematuodamas. Tai tada tas rezultatas mano filosofijos randasi dėka to, kaip elgiesi. Elgiesi vienaip rezultatai vienokie, elgiesi kitaip rezultatai kitokie. Ir kaip nepaprastą žinojimą paversti veiksmais arba poelgiais, kur žinau, turiu pasisveikinti, turiu papasakoti, turiu parodyti bendrą vaizdą, turiu padėkoti, turiu atiduoti grįžtamą rytį, viską žinau. Net galėčiau papasakoti, kaip svarbu tą daryti kitiems. Ir ateina ta akimirka, kada mes savo darbę šešėliuojam, arba tada, kada mes matom žmonės, užduotyse arba to auditorijoje. Tai tas atotrūkis tarp to, kiek lengva ir greita šiais laikais sužinot ir kaip vis dar beprotiškai sunku tą yra konvertuoti į veiksmus, aš manau, kad yra mūsų biznio dalis. Taip pat ir vienas iš tų pokyčių, apie kuriuos mes šnekėjom prieš tai, jeigu mes tais pačiais 2005, aš jaučiuosi, kad mes būdavom tam tikrą prasme ir žinių nešėjai. O geras, taip yra, o geras ten, žinai. Tai šiais laikais toksai žinių galima gauti ir aš esu visiškai tom tikinti žymiai greičiau ir lengviau ir pigiau. Paskaityt, gauti. Žinių įveiklinimas labiau. Tai ir mūsų biznis keičiasi iš to, kad kaip tą žinią paversti veiksmu arba poelgiu. Aš pati turėjau patirtį su TMD, aš atsimenu savo ankstesniai darbovietį, kuri buvo lietuviško kapitalo įmonė, mums darė 360 tyrimą. Aš buvau ką tik tapusi vadovė, kelis gal metus dirbanti vadovė ir aš gaunu tą atsakymą, tą 360 tyrimą, aš labai puikiai atsimenu ir man, žinai, koks buvo jausmas, o kodėl man šito niekas nesakė anksčiau. Bet man tada, žinai, viskas pasikeitė, aš tada pati pradėjau daug daugiau, žinai, eiti ir į mokymus ir pati ir domėtis ir lavintis. Ten nebuvo kažkaip tragiški rezultatai ar kažkas, bet tiesiog kai kurie klausimai, kurie man atrodė visiškai vienaip, mano kolegom, kurie duoda tą grįžtamą ryšį, atrodė visiškai kitaip. Bet kaip manai, su tuo grįžtamuoju ryšiu, kuris yra, aš jau manau, svarba yra turbūt pati didžiausia, bet kokiame darbe, kaip su juo dabar pas mus yra reikalai, ar mes jau esam pramokę jį teikti, ar vis dar esam kažkur sustingę, užšalę tokioj embriono stadijoje. Ne, taip, čia man būtų irgi ta tokia tema, kur aš sakyčiau, tikrai situacija yra gerėjanti. To daugiau, žmonės laisviau ir ten tada toksai, pavyzdžiui, irgi, jeigu keliauti ten vis laikė, taip pirmyn atgal, apie tam tikrus pokyčius, tai ankstesnis koks nors 10-metis arba ten dar kažkiek metų atgal būdavo 2 tokie žodžiai. Grįžtamąjį ryšį teikti ir grįžtamąjį ryšį gauti. O dabar jau mes judam su 3. Grįžtamąjį ryšį paprašyti, kas reiškia, kad toksai žmogus jisai jau tampa arba vis didesnis kiekis žmonių tampa tie, kurie
nebelaukia, kad ten mūsų Mhm. įmonė darys 360 tyrimo, nedarys. Mes ten turėsim veiklos vertinimo pokalbių, ne, ten dažnesnė, ne. Žmogus jisai toksai sako, arba prašo, arba klausia. Tai ta tokia kryptis arba dinamika, nu, man atrodo, kad jinai tikrai yra ir gera, ir gerėjanti. Klausimas kiekvieno iš mūsų, žinai, kartelės, kokį mes tenais tą rezultatą idealų norim matyti, Mhm. bet tikrai judam gerą kryptim. Ar lengva tą gautą grįžtamą ryšį vėl konvertuoti į sekančio laikotarpio kitokius veiksmus arba kitokį elgesį? Nu, ta pati istorija. Vėl Mhm. ne taip paprasta arba ne taip lengva. Ir tada kita tokia dalis yra, kad jeigu aš taip galiu sakyti, kad jausmas yra, kad grįžtamasis ryšys yra ten dovana, vertė arba dar kažkaip tai, taip, bet individualiai tų istorijų dar labai visokių. Mhm. Perskaičiau, supykau, Taip, susierzinau, taip. nepamačiau. Ten toksai ir protas, arba net, nežinau, gal net ne protas, bet kūnas, jisai viską žino, kad, nu, čia tau į gerą, ne, Čia tikrai bet, tą parašė. va, toks, nubėga ten tie, nežinau, pagaugai, arba ten tos emocijos visos įmanomos. Ir va čia yra ta tokia dalis, kur, nu, man atrodo, kad jeigu mes galėtume taip turėti tokį susitarimą, kad vadovai arba visi kiti žmonės yra sąmoningi. Nu, tikrai, nu kodėl? Žmonės gali būti sąmoningi. Tai mes bet kuris galėtume sustoti patys. Mhm. Sustot, pagalvot, pareflektuoti, iš to pasidaryti tam tikras pamokas arba išvadas. Bet tada mes ir valgytume sveikai, tada mes ir miegotume gerai, tada mes ir sportuotume, ir kadangi su mumis žmonėmis, nu, vat, visko nutinka. Mhm. Tai tada tam tikros priemonės, ar tai būtų tyrimas, ar tai būtų pokalbis, ar tai būtų mokymas, ar tai būtų ta pati mentorystės programa, tai mano supratimu yra tam tikra tokia priežastis sustoti. Mhm. Nes tada, kada, pavyzdžiui, lygiai taip pat gaunu savo 360 ataskaitą. Nu, aš žinau, kad aš galiu turėti bet kokį požiūrį, kokį tik noriu, bet man įkrito failas į paštą. Iš karto atsidarysiu. Gal dienos gale atsidarysiu, gal kitos dienos ryte atsidarysiu, bet aš atsidarysiu. Ir tada, kada aš atsidarau, aš taip keliauju per tos puslapius, akis mato ten skaičius, diagramas ir nieko negali padaryti. Protas jisai galvoja, o kas, iš kur, už ką, kodėl. Ir va tame proto galvojame yra galimybė savo atrasti, suprasti arba pasiimti kažką. Tai man atrodo, kad tam tikros priemonės jos yra, nu, tam, kad mes nerizikuotume, ar su tais žmonėmis, su kuriais norim, kad kažkas nutiktų, nutiks natūraliai. Va tada, kada nenori taip statyti ant tikėjimo, nutiks ar nenutiks, tai tada atsiranda tam tikros priemonės, kurios padaro savo tam tikrą tokį darbą. Dar aš noriu tokią paliesti vieną temą, kuri man nuolat yra kirbanti galvoje ir aktuali, apie įvairaus plauko konsultantus. Tai aišku, jūsų įmonė yra teikianti mokymus ilgą laiką, profesionaliai tai darant ir taip toliau, bet dabar aš tikrai matau gal net tendenciją daugėjančią visokių konsultantų, mokytojų, coacherių, ko tik nori. Ir mano požiūriu tai yra labai plona riba jau vietom netgi, tarp to jau konsultanto, kažkokio mokytojo ar šarlatano netgi. Bet kaip manai, kaip visų pirma atsirinkti reikia ir atsisijoti tos žmonės? Ir dar kitas klausimas, kaip manai, ar gali teikti, tarkim, aš dirbu pardavimuose, ne, ar gali mane mokyti kažko žmogus, kuris nėra tų pardavimų daręs? Na, čia dabar turim susitarti, kad kiek žmonių, tiek nuomonių. Taip. Na, toks, taip, nu, aš aiškiai suprantu, kad, o kokią aš teisę turiu sakyti, kad kažkas negali, ne, bet, nu, aš toks, tai aš esu visiškai toj pačioj temoje, kur man atrodo, kad Dominyko čia kelių savaičių eigoje buvo toksai Facebooko postas su video, ir ten tas sąrašas buvo ilgesnis, ne, apie konsultantus, bet tada ir gydytojus, ir ten kineziterapeutus, ir ten visą eilę sporto, nu, kokiu nors, nežinau, trenerių arba dar kažko, kur tuomet, nu, žmogus pradėjo dalintis. Ką tai jam dabar, žinai, iš vienos pusės reikia remti ir skatinti tą mažą smulkų verslą, tai fainai, kad žmonės daro, bet iš kitos pusės, nu taip, nu mes turime tą tokią nepatogią arba tą rizikingą situaciją, kad mūsų veiklos srityje nėra kažkokio tokio licenzijavimo, sertifikavimo arba patikrinimo, ir tada tas reiškia, kad didžiausias turbūt tas tikrintojas yra rinka ir klientas. Tai šiais laikais, kada mes greit galim gauti informaciją, tai man atrodo, kad taip, jeigu sąžiningai, tai nesunku
toks labas, ketinu, žinai, savo kažką tai imti, gal kažkas LinkedIn'ą rekomenduotumėt, gal kažkas Facebook'ą rekomenduotumėt, gal priklausom tam tikrom grupėm žmonių, kur galėtume rekomenduoti. Tai aš taip galvoju, kad rinka jinai neklysta. Nu, taip pat aš turiu tokį požiūrį, kad rinka jinai neklysta, jeigu tas žmogus arba ta įmonė yra kažkiek tai metų, tai turbūt, nu, vadinasi, kažką tai daro gerai. O dabar jau tas daro gerai, nu, Plečiasi. savokos plotis arba rėžis, ne, nu, jisai toksai, nu, jisai vat toks, nu, ką dabar padaryti, žinai, kad kažkam tai užtenka ir tiek, o kažkam tai reikia kitiek ir tada va čia toks kartais, nežinau, yra ir kitas toks juokas, kad pagal Jurgį ir kepurę, tai toks, nu, vat kartais, nu, tam žmogui, tas žmogus tinka, nors aš savo suprantu, kad iš šalies man žiūrint, aš galvoju, ką tu darai. Bet Kur matai tai pas savo ne? konkurentus nekokybės. Ir pas save matau nekokybės, tai čia toksai nu, aš kažkaip tai galvoju, kad vienas dalykas, tai kas nedirba, tas neklysta. Žinoma. Tai čia vis tiek ateina tam tikros kokios nors tokios ir temos, ir čia irgi turbūt nepaslaptis, ir mūsų versle yra tam tikros mados, kai tam tikra tema, jinai taip gauna tam tikrą tokį dėmesį. Ne, tam toks jau čia well-beingo, nematyt, kad tokia banga buvo, gal praėjo tada mobbingo kokią nors, taip pat gal dar tebesilaikant arba gal net kažkiek stiprėjantį, ten tada matyt, kad visa eilė perdegimo tenais tų temų, tai jos, nu, taip gauna tam tikrą akimirką tokį dėmesį ir ten tada žiūrėk, kas tuo metu kažką tai ar skaitė, ar buvo, ar darė, jau staiga pradeda dalintis ir nutinka tie dalykai. Tai ir pas konkurentus tik tai, kaip čia sakyti, nu, tai pas konkurentus aš matau netiesiogiai, bet per klientus. Taip. Tai jeigu klientas jisai prieš tai dirbo su vienais ir tada keičia, sakydamas, kad, nu, aš keičiu dėl ABCD, tai matyt, kad kažkas nebuvo gerai. Bet aš tą patį ir savo žinau, savo komandai, tai mes tikrai neišbūnam su visais klientais tiek, kiek aš norėčiau kaip vadovas, kad išbūtume. Ir tada kliento sprendimą rinktis, dirbti tą akimirką su kitais, aš vis tiek priimu kaip grįžtamą į ryšį. Nu, tam tikros nekokybės, kur didelis ačiū, jeigu pasidalino. O kartais žmonės jie lieka mandagus. Sako, žinai, kad viskas buvo puikiai, bet kitą kartą nenorėtume, žinai. Tai. O ar pačiam neatsibosta, nepavargsti vesti mokymų ir mokyti kitų? Tai čia viena klausimo dalis, o kita klausimo dalis ir kur mokiniesi pats? Tai gal po žingsnio, ne? Tai aš taip savo sakau, kad ir aiškiai žinau, kad neatsibosta, bet taip, nu, tikrai, taip, neatsibosta ir tame yra, aš galvoju, kad didelė sėkmė ir didelė laimė, kad aš tikrai labai jaunas, labai anksti atradau, kokia veiklos sritis man patinka. Ir aš galvoju, kad čia yra tokia, arti turbūt Dievo dovanos, jeigu žmogus greitai atranda tą profesinį kelią, kuris jam arba jai tinka patinka. Tai va tas stebuklas man yra nutikęs, tą dovaną aš esu gavęs. Tai tikrai, kas padaro, kad nenusibosta, tai kiti žmonės. Gali turėti turinį tą patį, gali turėti užduotį tokią pačią, gali turėti kažką tai taip pat, bet atidavimas to turinio kitiem žmonėm, kitoj įmonėj, kitoj dienoj, kitoj nuotaikoj, niekad nežinai, ką sugrąžins. Ir tada tas reiškia, kad toksai aš galiu sakyti sakinį arba žodį. Ir kartais sako, taip. Galiu sakyti tą patį sakinį arba tą patį, nenusišnekėk. Ir tada toksai, ta tokia reakcija iš žmonių, iš partnerių, jinai, sąlyginai, ne toks nenuspėjama, arba toksai yra tam tikras procentas vis tiek, kur sugeba dar nustebinti. Tai tas padaro, kad nenusibosta. Kita tokia dalis labai asmeniška, nu, aš turėdamas tas dabar jau vadovo pareigas, mažiau toje auditorijoje būna, tai aš kartais net pasiilgstu, aš kartais net noriu, bet tada aš gaunu 360 ataskaitą ir tada mano komanda surašo, kiek vadovo nebuvo darbe, kiek trūko dėmesio, kiek nepadaryti veiklos vertinimo pokalbiai, kiek dar kažkas, tai labai taip sveriu ir balansuoju. O ta mokinimosi dalis, tai jinai taip turi gal tokius labai atskirus elementus. Tai viena dalis, aišku, kad klausau, skaitau, žiūriu, keliauju. Tai yra tam tikri tokie turinio gal šaltiniai, kuriuos pasiminėjau. Ar galėtum pasidalinti keliais bent jau?
Nieko tokio, nežinau, gal įspūdingo arba keisto, bet man tikrai kažkaip patinkant yra Nordic Business Forum, man Mhm. gerų būna pranešimų lietuviškam ebidoj, nežinau, paskutinė knyga pasidėjęs, pabaigiau į atgal į lentyną CEO dienoraštis ir taip pat bet kas taip šautų į Mhm. galvą, ar ten ar tie podcastai, ką tu darai, tai aš su dideliu džiaugsmu klausiau tiek Lauros, tiek Edmundo, tiek Dovilės ar kitų, tai toks, bet man tai yra labiau turinys, kurį gali išgirsti, paskaityti arba pamatyti. Jis Mhm. papuola į galvą, viena tokia dalis. Kita dalis, čia dabar aš taip išduosiu tą paslaptį, jinai vieša, nežinau, bet tegul jinai sąžiningai nuskamba iš mano lūpų. Mums galioja ta pati dalis, kaip ir visiems žmonėms. Kur mes mokinamės daugiausiai, mes mokinamės dirbdami. Mhm. Darau ir ir matau. Veikia, neveikia, gaunasi, nesigauna, keičia situaciją ar ne. Tai toksai, yra ta tokia dalis, kur, jo, nežinau, konsultantas ar treneris, jisai nei pranašas, nei ten mesijas, nei dar kažkas irgi, daro ir bando, ne. Tai va ta tokia dalis yra. Ir paskui jau yra mūsų tokie gal profesiniai rateliai, kur vienas dalykas, tai komandos viduje mes atidavinėjom tą tokį tikrai tiesmuką grįžtamą ryšį. Tada klientų tiesmukas grįžtamasis ryšys mums yra ir tada jau tam tikros tokios profesinės gal ar grupės, ar asociacijos, ar tada, kada mes dirbam kartu ir ten tada treniruojamės, nes ta pačia įjungta kamera arba ten su tam tikrom užduotim. Tai labiau aš jau gal nesimokinu tos mokymo vedimo, tos trenerio dalies, nes toks jausmas, kad gal užtenka tų valandų, kiek jau jų yra. Bet yra turinio gavimas, skaitant, klausant, žiūrint, bendraujant, tada yra to turinio eksperimentavimas, nes kartais vis tiek kažką darai pirmą kartą ir tada jau darbe iš to, kas gausi. Paminėjai asociacijas, ratelius, darbinius ir taip toliau, bet tu esi asociacijos lyderė, pabrėšiu šitą žodį, narys. Mes, žinoma, priimam ir vyrus, ir moteris. Ir aš žinau priežastį, kodėl tu joje esi, bet aš labai norėčiau, kad tu ją pagarsintum. Bet nesmeniška labai, tai toks, nežinau, kartais Taip atskleidžiant mūsų žiūrovams, kad ta priežastis netgi sėdi čia pas mus ant kėdės. Jo, labai tvarkingai, ačiū. Taip. Tai jo, bet iš tikrųjų, tai sugrįžtant į pačią mūsų pokalbio pradžią, kada aš žinau, kad aš savo profesinį kelią pradėjau nevyriausybiniam sektoriui. Tai aš turiu, tam tikrą tokį vienokį arba kitokį gražos arba skolos arba tokį, taip, tas sektorius, jisai man leidžia šiandien gyventi taip, kaip gyvenu, keliauti taip, kaip keliauju, mano šeimai leidžia būti taip, kaip mes esam. Ir aš turiu tam tikrą tokį, nežinau, gražos, ne? Man svarbi ta tokia dalis, kad graža būtų kažkokia tai gražinta. Tai va, tai nežinau, kiek čia tas paslaptis ar asmeniška, bet mes šeimoje turim dukrytę. Tai dukrytė yra šiuo metu 5 metai ir taip sugrįžtant į tuos 2020-us, kada žmona gimdė arba kada buvo tas visas laukimosi periodas, tai mes turėjom tą tokį gydytojų kažkokį tai, kad jeigu jums šiandien 42, jeigu ten žmonai 37 tuo metu, man atrodo, buvo, tai toks, kaip čia tie vėlyvi pirmagimiai, ne? Ir tada tas reiškia, kad kada nutiko mano tas pokalbis su žmogum, kurį kvietė į tą asociaciją, tai aš taip savo aiškiai supratau, kad aš galėčiau rinktis, ar ten maistas, ar ten maltiečiai, ar ten karitas, ar ten prieglauda, ar tenais, bet kas, ką gali daryti. Bet jeigu aš veikdamas lyderės asociacijai galiu kažką tai padaryti, kas mano dukrytei arba kitoms mergaitėms arba merginoms po kažkiek tai metų bus geriau, tai aš nežinau, kas gali būti svarbiau. Aš nežinau, kas gali būti jautriau, kas gali būti, nežinau, švenčiau, kad tada mergaitės, merginos tapusios moterim turėtų lygesnes sąlygas, kad jos tada galėtų po vaiko gimdymo, auginimo sugrįžti drąsiau, lengviau atgal į savo tą profesinį kelią, kad auginti būtų lengviau su visom pagalbom, kad vyrų įsitraukimas lyginant tą krūvį būtų didesnis. Tai jo, jeigu taip labai egoistiškai ir asmeniškai, tai jeigu tai, ką mes asociacijai darom, padės mano dukrytei gyventi bent procentų laimingesnį gyvenimą, tai man prasmė milžiniška. O jeigu šalia dukrytės dar yra visa eilė mergaičių, tai dar daugiau. O jeigu
tame santykė tarp mergaičių ir berniukų dar viskas bus geriau, tai tada aš neradau sąžiningai šventesnės veiklos negu. Tai jo, tai toks gali skambėti keistai, bet aš savo turiu labai stiprią tokią raciją arba pagrindimą, kodėl aš čia. Aš labai gerai atsimenu, kai tu šitą istoriją pasakai, bet taip pat atsimenu, kad tu sakei, kad kai tu atėjai į organizaciją ir kai prisijungi prie veiklos, pradėjai girdėti tas problemas, kurias mes nagrinėjom, tu negalvoji, kad jų tiek yra. Tai ar gali pasidalinti, kas tave gal taip labiausiai nustebino? Nu, aš negalvojau, nes turbūt tai irgi dabar aš jau taip suprantu, kad ir tas terminas yra tokie burbulai. Tai aš galiu sakyti, kad tam mano burbule, nu, aš nesijaučiau, kad yra kažkokia tai bėda. Ir toksai irgi gal tie, kas žiūrėsit, bus smalsu suprasti, aš esu iš labai moteriškos organizacijos. Mes tikrai taip turim daug mažiau vyrų savo komandoje negu moterų. Ir man atrodo, kad mes viską darom taip lygiai. Pas mus nėra, kad toj pačioj pozicijoje vyras arba moteris turi skirtingą arba atlygį, arba skirtingas darbo sąlygas, arba skirtingas atostogas. Pas mus pozicija ir sąlygos. Tai, artimiausias ratas. Tada kita tokia dalis yra, kad vis tiek turbūt yra toksai sakinys, kad tos organizacijos, kurios perka mūsų veiklos srities paslaugas, turbūt šviesesnės, sąmoningesnės, brandesnės arba dar kažkaip tai. Tai klientų tarpe aš to irgi gal daug nepatirdavau. Ir tada man atrodė, kad, toks gera tema moteriams būti kartu ir turėti kažkokį tokį, kas jungia arba kas vienyje. Bet čia turbūt, kad panašiai kaip kažkas iš psichologų sakė, kad aš į kino teatrus nebevaikštau ir filmų nebežiūriu, man užtenka to, ką aš girdžiu per terapijas iš klientų. Tai man panašus toks yra nutikęs jausmas, kad sutinkant asociacijos veikloje ir įstatymų, ir akimirkų, ir momentų, ir pasidalinimų, aš suprantu, kad ačiū man ir tai aplinkai, kurio aš buvau, aš to nepatyriau, arba buvau, aklas ir nemačiau ir nejaučiau, bet kad yra daugiau blogų aplinkybių, negu kad jų norėtųsi, kad būtų tai faktas. Tikrai. O kaip pas jų šeimoje jūs derinot jūsų darbus, verslą ir tą žmogeliuką, kuris čia pas mus tyliai labai sėdi? Derinam, bet tas tikras. Šitaip, ne? Jo, tikras tas žodis, ne? Tas reiškia, kad toksai, mes vis nusimušam, nes kažkaip, aš bent jau asmeniškai tai tikrai esu, man disciplina gal dabar paskutiniai metai, taip kažkaip tai, jau aš suprantu, kad disciplina yra labai svarbus žodis ir geras, ne? Toksai po jo yra fonas, nes anksčiau ilgą laiką man atrodo, kad disciplina tai turi tokį bausmės foną po savim, bet dabar to jau vis didesnę svarbą aš suprantu, tai mes derinamės. Realiai, kol mes nenusimušam, tai mes namuose turim tokį susitarimą, kad sekmadienį viens kitam atkeliauja elektroninis laiškas arba ten kažkoks tai tekstinė žinutė. Pirmadienį aš ar nuvežu, ar vakare paimu, antradienį aš ar nuvežu, ar vakare paimu, tada būrelis, o tada kas. Ir mes tokiam taip savaitėm į priekį gyvenam. Viskas gerai. Kai sodelis ir kai visi sveiki, viskas griūna ir keičiasi tada, kada liga ir namai, tai tada tos auklės kiek gali padėti, kiek negali, nes mes turim dukrytę, kurie eina į sodelį, tai mes neturim tokios auklės nuo ryto iki vakaro. Tada toks jau gaunasi, kad ką gauni ir ar gauni ar negauni. Tai va čia, va čia ta dalis. Ir aš galvoju, kad aš, pavyzdžiui, galvoju, čia taip žmona turbūt turės savo nuomonę, bet kad mes esam darbe kartu, nes mes dirbame kartu toje pačioje organizacijai, tai mums padeda derintis arba tvarkyti, nes tada toksai mes galim vienas kitą uždengti, suprast, pakeisti, kas turbūt būtų jau sunkiau, jeigu tai būtų skirtingos organizacijos su skirtingais siekiais, tikslais arba dar kažkaip. Tai toks, jeigu atskirai, kiekvienas iš mūsų, man toks jausmas, kad mes atiduotume savęs daug daugiau darbui, nes tokie esam tam tikrą prasme darboholiški žmonės. Bet kai mes esam kartu, tai toks tas kartu tarsi yra svarbiau negu kad, kažkam gali paskambinti, nukencelinti arba dar kažką. Šitą klausimą beje turėjau, kad dirbi kartu su žmona ir kaip sekasi, bet aš ne iš šitos pusės noriu paklausti, kad jums čia labai patogu su vaiku susimenedžint, bet iš tos grinai darbinės pusės, kaip jums sekasi ir ar nebūna kažkokių
klešų ir ar nėra vienas kito per daug visoje dienoje, ar viskas kažkaip pas jūs išsibalansuoja? Gerai, susibalansuoja. Kada išeis laida? Toks, kaip čia reikia, dabar man svarbu, nes atostogos ne už savaitės, tai dabar galvoju, su kokia ramybė iškeliasim, bet mes mokinamės, aš jaučiuosi, ne, kad mes mokinamės ir aš jaučiuosi, kad mums sekasi vis geriau, taip pat jeigu irgi turėt. Ir kadangi mes dirbom visą laiką kartu, tai kada mes buvom konsultantai arba treneriai, tai buvo labai paprasta, bet tikrai toksai. Tavo mokymas, mano mokymas, tavo viešbutis, mano viešbutis, tavo, toksai taip pat vienas kitą ugdom, keičiamės, taip toliau panašiai, bet mes taip pat buvom kartu šalia. Dabar, kada persidėliojus organizacijos struktūrai, pas mane atkeliavo vadovo pareigos, o mano žmona turi pardavimo vadovės pareigas, tai reiškia, kad atsiranda tas toks jau pavaldumo arba tas struktūros ir jausmuose gali būti kaip nori, lygus ir taip toliau panašiai, bet man tenka turėti su ją tą grįžtamo ryšio pokalbį arba tą veiklos vertinimo pokalbį, man tenka tada vis tiek kažkaip tai derintis, keliant tikslus ir kas įmanoma, kas ne, kas priimtina, kas ne, ir tada toksai jai tenka šnekėti apie mano kaip vadovo darbą su visais dalykais, kurie tuo metu kyla manyje. Man tenka su ją šnekėti apie jos kaip vadovės darbo, dar ir visos įmonės pardavimo rezultatus. Tai aš nemeluosiu, būna visko. Būna, kad buvo netgi taip, kad pakviečiau į pasimatymą, išėjom į restoraną ir aš visiškai lygioje vietoje tiesiog paklausiau apie darbą, tada pasakiau apie tą momentą, ką galvoju ir turbūt nebaigė valgyti, paprašėm sąskaitos ir grįžom pabūt kartu, bet atskirai. Tai mokausi, aš mokausi, tikiu, jinai irgi mokosi. Sekasi vis geriau, per plauką, bet vis geriau. Supratau, svarbu į tobulėjimą. Bet aš nenorėčiau, taip jeigu Eglė tarp užduotum kitą klausimą, ar aš norėčiau dirbti su žmona skirtingos įmonėse, nenorėčiau. Tokį kažkokį, nežinau, čia irgi turbūt psichologai, psichoterapeutai galėtų analizuoti ar ten atradinėti kokį nors vaikystės dalykų, bet aš jaučiuosi jaukiau, aš jaučiuosi saugiau, man tvirčiau, toks, aš tikrai esu palaikantis ir tikintis, kad už daugumos stiprių vyrų yra stiprios moteris, tikiu, kad už stiprių moterų yra palaikantis vyrai, tai ir tada, kada tas palaikymas gali būti tiek arti arba taip šalia, aš tame matau daug daugiau pliusų negu minusų. Arba tie pliusai man jie atperka tuos minusus. Dovilė Burgienė mano tinklalaidai šitą frazę labai gerai pataisė, ne už, o šalia. Šalia, jo, taip, visiškai taip. Aš dar norėčiau labai trumpai grįžti prie asociacijos lyderė ir tavęs paklausti, ar tu iš savo aplinkos vyrų nesulauki kažkokių strėlių, pašaipų, ar dar kažkokio juodulio ar negatyvo, kad tokioje asociacijoje esi? Ne, bet ta dalis, kur juodulio, pašaipų, ne, ar sulaukiu tokio tyzinimo, arba ten kokio nors tokio sarkazmo, arba bairio, jo, bet supranti, po to yra tokia kažkokia šviesos spalvos pavydo dalis. Nes, vis tiek, tai yra išskirtinės moteris, realiai tai yra, kada mes turim tuos susitikimus, susirinkimus arba išvykas, turim bendrą nuotrauką, galim kiekvieną atskirą moterį kaip tos nuotraukos dalį. Ir aš taip ramiai galiu klausti savo aplinkos vyrų, kas nenorėtume turėti galimybę būti šalia, šnekėti, bendrauti, išgirsti, klausti. Tai ne, ten tokio jokio kokio nors, nežinau, juodulio arba dar kažko, tai 100%, kad ne, labiau tokio, kad o kaip tu ten. Bet tas kaip, tai viena dalis, kaip aš ten atsidūriau, tas kitas kaip, tai dėl to, kad šiaip mano ta verslo sritis, jinai taip ganėtinai moteriška, o kitas toksai su bairiu gal yra sakinys, kažkada aš irgi taip atsidaręs googlinau savo vardo. Kažką, tai kas po to vardu.
Tai aš nežinau, kiek čia tiesos, kiek ne, bet žodis arba vardas Deividas, jisai turi tą tokią foninę reikšmę mylimas. Tai va, gal čia ta tokia, gal čia ta tokia dalis, kad nu, aš kažkaip taip, bet aš tai labai laimingas tada. O kaip manai, ar kitiem vyrams nedrąsu prie tokios organizacijos jungtis? Ar jie nesijungia, nes jie tiesiog, kaip tu anksčiau, nelabai matei problemos, nes gal irgi gyvenai tam, jie gal irgi gyvena tam savo burbule, tai jie nemato tame problemos ir nemato prasmės tokiose veiklose. Aš nežinau, žinok, čia šnekėjomės apie tą grįžtamą ryšį, bet tokia gali tas ir nuskambėti gal kaip tokia akimirka grįžtamo ryšio, žinai, kai esi asociacijos valdyboje, tai tas pats grįžtamas ryšys pačiam savo, žinai. Bet aš galvoju, visai gali būti, kad jeigu taip sąžiningai, tai mes turbūt, kad asociacijai taip pat 100% tvirtai ir sąžiningai nesam pasisakę. Ar mes norime, kad tie vyrai iš tikrųjų jungtųsi? Nes kad žodžiuose sakom, kad norim. Taip. Ar tas skamba, kad norim, ar sutiktume priimti? Nu, toks, man taip gal arti, bet vis tiek yra skirtumas. Ir aš galvoju, kad jeigu tiek visko per metus yra padaryta, kiek asociacija yra padariusi, tai jeigu tas noras taptų tokiu tikslu ir susitarimu tarp asociacijos narių, kad priimam sprendimą arba išsikeliam tikslą pritraukti tam tikrus kokybinius požymius atitinkančių vyrų, aš manau, mes būtume pasiekę. Kad toksai, tik tas taip kažkaip šalia, ne, toks pokalbyje skamba taip, bet kad tas taptų tokia itin stiprių siekių arba tikslų, nu aš nežinau, arba mano ego nepraleidžia to. Žiūrėk, tau sugalvojom naują klausimą valdybai. Jo, toks, ar aš kažkaip tai, žinai, taip tiesiog nesąmoningai, gal, žinai, savo tą išskirtinumą saugau, bet aš manau, kad prasmė būtų vyrams ten būti. Aš manau, kad yra tų, kuriuos aš manau, kad galima būtų kalbinti ir kviesti, tik tai turbūt tai galėtų būti vienas iš valdybos sekančių kokių nors klausimų, ar tikrai, nes jeigu tikrai, tai tada darom. Ir dabar jau visiškai pabaigai keli tokie trumpi klausimai. Ar mėgsi žiūrėti filmus ir jeigu galėtum išrink kažkokį filmą iš savo atminties greitai praskanavęs, kuris tau taip stipriai siejasi su lyderystė? Aš filmus mėgstu žiūrėti, toks, net jeigu taip irgi visą laiką klausimas, žmonės pažiūrės, ką pagalvos, bet jeigu ant stalo yra knyga arba filmas, man laimi filmas. Nu, toks man laimi filmas. Ir aš taip savo žinau, kad knyga man yra iš proto, iš sąmoningumo. Nu, dabar, Deividai, imk paskaityk, bet vidau yra ta tokia mikro žinutė, kad jeigu knyga iš tikrųjų gera, tai neužilgo bus filmas. Tai toks, gal galima sulaukti filmą. Bet tai vienas toks, jo, žiūriu. Jeigu šnekėt apie kažkokį tai žanrą, tai man patinka nenuspėjamo žanro. Toks, čia atrodė, kad yra pagrindinis veikėjas, dingo po 15 minučių. Ne? Toks, nežinau, Sostų karai, kur kiekvieno sezono metu dingdavo tas, kur atrodė, kad pagrindinis aktorius man būdavo, geras, įdomiai. Tai va tas, kur scenarijus arba keičiasi. Ir nežinau, toksai turbūt, kad iš lyderystės aš taip pat su tais pavadinimais gal nesu labai koks nors geras atsiminimuose, nes kažkaip tai, bet užduok kitą klausimą, ar aš taip palaikysiu šitą galvoją ir man gal sugrįž koks nors pavadinimas, kurį... Gerai. Nu gerai, bet toks, pažiūrėt, ir sugrįžta, ne? Kad ir tas pats Gladiatorius, arba ten antra ta dalis, arba pirma dalis. Man apie lyderystę. Man apie lyderystę sutelkė, subūrė, siekė, judėjo, kovojo, atminty, šeimą turėjo, šventus dalykus darė. Turbūt. Tada matyt, kad viskas, kas ten tada yra tikrais faktais grįsta. Man beveik, kad bet kuris filmas, kuris yra tikrais faktais grįstas, man jis yra apie lyderystę. Nes jeigu tai nebūtų lyderiškų savybių žmogus arba veikėjas, turbūt apie jį nekurtų filmą. Tai toksai, tai vat... Nebent jis koks blogietis jau visiškas. Bet net ir ten yra ta lyderystė, toks, jos gal vertybinė kryptis negera, bet jeigu žiūrėt per lyderystės tam tos elementus, tai jie yra. Iš
tų mokymų, kur esi vedęs, procentaliai, kiek savo, va taip savikritiškai, galvoji pabaigęs, kad, nu, visai nepaėjo, arba labai nepasisekė, arba stipriai buvai nepatenkintas. Tai, vat, kas tai yra, ne? Tai ir aš taip vat savo žinau, kas tai yra. Tai vienas yra iš tų tokių, man labai aiškių, kur klientas po mokymo su Deividu paskui sako, kad Deivido mes nenorim. Nu, tai čia toks jau nieko galvoti nereikia, ne? Toks, jau reikia tik tai tą sugebėti tą priimti. Ne? Tai taip nutinka retai. Ne? Toks, nežinau, čia koks ten tas procentas, bet turbūt aš gal sakyčiau ten iš 100, iš ten kelių šimtų gal vat, taip, vat, kad jau šitaip būtų. Ne? Kad su Deividu mes daugiau niekada ir mums ten bet kas kitas bus turbūt geriau. Ne? Bet ar būna, ar yra buvę. Skaudžių tokių labai situacijų yra buvę, bet taip. O dabar tada kita tokia dalis, jinai tokia šviesesnė yra, kur kaip aš pats jaučiuosi. Nebūna, kad žmonės jie nepajaučia arba nepagauna. Ne? Toks, žinai, kaip nedaręs treniruotės ateini į varžybas. Tai toksai ne visada ir gali pagauna. Tai vat, ta tokia dalis mano refleksijos, kad jo, gal galėjau pajaus, sustot, pabūt, uždėt, užrašyt, paklaust. Tai tas turbūt nutinka man taip, kas, nežinau, turbūt sakysiu, kas 3, kas 4, kas 5. Ir labai toksai keistas yra reikalas, kad ypatingai dažnai būna 2 dienų mokymai, toks 2-dienis formatas. Ir yra nakties toks fenomenas, kur pasibaigia 1 diena ir mes namuose žinom, kad mes žmonos mes net neklausiam kaip po 1 dienos, nes po 1 dienos, nežinau, man atrodo, kad sunkiai sekasi arba einasi, bet tada vakaras, tada naktis, tada žmonėms susiguli tam tikri dalykai ir tada toksai 2 dienos fenomenas, jisai kažkaip tai. Tai va, tai toks aš labiau gal iš to žiūriu, kad ar aš pats savim patenkintas, tai to, vis tiek irgi būna, kur klientai patenkinti, auditorija patenkinti, tęsia dirbti toliau, bet aš savo žinau, kad čia sutaupiau, čia taip pat nepaklausiau arba pasivėjo tam tikrai dalykai. O toksai, vat, jeigu dar sugrįžtų į tą, tų jau liūdniausių situacijų, tai kas yra keisčiausia, toksai gal tegu irgi auditorija, kad žiūrės, žino, tai viskas toksai yra iš maks gerų ketinimų. Toks kažkas nutiko, paprašėm datą pakeisti, klientas datą pakeitė, sekančioje datoje aš jaučiu, kad sergu. Toks turėčiau į auditoriją neiti, bet tada toks kalties jausmas, kad čia nais prašyti 2 kartą, kad pakeistų datą, ne. Tai gal tada vaistų, tada auditorija, tada ta auditorija tokia bliūrinė, tada Deivis lėtas, tada nesusijungia mintis ir tada toksai, žinai, tas grįžtamas ryšys, kad ne, Eva, žinai. O viduj tai taip gerą norėjau. Arba kokia nors tema, jinai tokia, ne visai mano. Ir tada, jo, bet taip toliau panašiai toks, kur žinau, kad nereikėjo, bet toks, vat, ten, kur išsiprovokuoja, kur iš tikrųjų žinai, kad negalima, taip, ne, bet toks, vat, kartais nesustoviu viduj ir tada toks labai dažnai, vat, ten, kur žinojau, nepadariau taip, kaip reikia padaryti ir sugrįžta ta dalis pati liūdniausia. Ir visiškai paskutinis klausimas, kadangi tu dirbi su daug vadovų, tarp jų yra daug ir lyderių, kokios savybės tau lyderyje ar lyderėje labiausiai imponuoja? Aš vieną tokią turiu, kur taip man jinai turbūt, kad numeris 1, o paskui taip vat, visa kita dalis, tai bus per tokią atotrūkį. Ir tegul ta savybė atkeliauja iš to, kad mano darbe skamba pakankamai dažnai toksai sakinys, toks garsus ir kartais būna net lydimas tokio, žinai, įkvėpto oro, išpūstos krūtinės ir tokio, kur žmonės su tokia tarsi pasididžiavimu sako, aš esu koks esu. Ir į tą aš esu koks esu įdeda labai skirtingus dalykus. Vienas žmogus sako, aš esu koks esu, komunikabilus, atviras, ten greitas, emocionalus, ten taip toliau, kitas. Ne, aš esu koks esu. Introvertiškas, tylus, ramus, kuklus ir taip toliau panašiai. Ir aš tada kažkaip tai savo žinau, kad man tinka, kad žmonės yra kokie yra. Aš taip sąžiningai sakau, net man pačiam patinka būti toks, koks aš esu. Bet aš kažkaip esu pasisakęs, kad kai žmogus tampa vadovu, nesvarbu kokia grandis, vidurinioji, pirmas kartas top vadovo,
tą sekundę arba tą akimirką, kada žmogus nusprendė tapti vadovu, jis nustoja dirbti savo. Jis pradeda dirbti kitiems žmonėms. Vat kol tu esi specialistas, tai gali dirbti savo. Bet kai tik tai tu tampi bent mažiausios grandies vadovu, tu pradedi dirbti kitiems žmonėms, kurie yra tavo komanda. Ir kadangi mes visi suaugę žmonės turim tą tokį sakinį, kad žmonės yra skirtingi, tai tada tas reiškia, kad man fainai, kad tu esi koks esi. Bet būk geras. Kartais galėk pabūti tokiu, kokiu reikia pabūti. Ir tegul tas kuklus pabūna drąsiu, tegul tas emocionalus praryja savo emocionalumą, tegul tas komunikabilus pabūna su Exceliu, tegul tas analitiškas, tegul pabūna. Ir tada vat, tas žmogus, kuris gali pabūti tokiu, kokiu reikia pabūti tam tikrose aplinkybėse, man atrodo, kad jau turi labai didelį tokį startinį paketą arba labai gerus duomenis tam startiniai lyderystį, kuri jau ten tada paskui tegul, dėliojasi arba banguojasi tam tikrais dalykais. Bet vat, aš esu, koks esu, man per stiprus arba kartais net per įžūlus, toks pavyziškas kartais sakinys, kurio aš matau, bet aš esu visiškai iš to pasaulio, kad žmonės yra skirtingi, aplinkybės yra skirtingos, verslai yra skirtingi, valdžios yra skirtingos, taip toliau panašiai. Ir tada lyderiškas elgesys yra galėti pabūti tokiu, kokiu reikia pabūti, vardant to, kas yra tavo lyderystės tikslas arba siekis. Tai man čia būtų numeris 1 jau su atotrūkiu nuo eilės kitų. Super, ačiū tau labai, ačiū už pokalbį, ačiū visiems žiūrėjusiems ir iki kitų susitikimų.